Ir šiandien pasidalinsiu savo įžvalgomis, kaip svetainės lankytojus paversti į potencialių klientų kontaktus arba taip vadinamus lydus ir kaip tai daryti teisingai. Mano pranešimas sudarys 5 dalis. Pagrindinė prezentacija tai yra 7 būdai, kaip ir kodėl gaunamas lankytojo kontaktas, plus aptarsim daug pavyzdžių. Lydas visų pirma yra potencialus jūsų prekių ar paslaugų pirkėjas, kuris yra internete. Ir jis išreiškęs poreikius, kad jam yra įdomu įsigyti jūsų prekes ar paslaugas ir palikęs savo kontaktinius duomenis. 96% ir šiaip didesnis tas procentas iš jūsų lankytojų atėjusių į svetainę pasako jum va taip. Jam nusispjauti jūsų prekės ženklą, jam nusispjauti jūsų visas investicijas, jam nusispjauti absoliučiai viską, ką jūs jiems siūlote ir ką jūs dėl jų darote. Jeigu investavote į reklamą 100 eurų, tai 96 eurus išmetėte vėliau. Ir dabar ką padaryti, kad visgi 96% būtų nenusišiktant